Šiluma neegzistuoja. Ne taip, kaip jūs manote. Tai, ką jaučiate kaip šilumą, kai saulės spinduliai paliečia jūsų veidą, nėra keliaujanti substancija, ne banga, kuri plaukia per erdvę kaip vanduo upėje. Šiluma yra iliuzija, judėjimo iliuzija, atomų virpėjimo iliuzija, energijos perdavimo iliuzija. O kosmose 150 milijonų kilometrų nuo Saulės, kur jos paviršius dega 5500 laipsnių temperatūroje, erdvė yra šalta kaip mirtis, -270 laipsnių Celsijaus. Tik 3 laipsniukai virš absoliutaus nulio, žemiausios įmanomos temperatūros visatoje, taško, kuriame sustoja pats judėjimas, kuriame atomai beveik nebevirpa. Kaip tai įmanoma? Kaip gali egzistuoti tokia beprotybė, liepsnojanti ugninė sfera ir ledinis tuštumas vos per kelių šviesmečių atstumą? Kas nutinka su energija, kuri išsiveržia iš Saulės? Kur ji dingsta? Ir kodėl mes, stovėdami ant Žemės, jaučiame šilumą, nors esame apsupti šio kosminio šalčio? Atsakymas keičia viską, ką manote žinantys apie realybę. Jis atskleidžia, kad tuštuma nėra tuščia, kad erdvė turi savybės, kurios priešinasi mūsų intuicijai, kad temperatūra nėra tai, kuo ji atrodo. Kiekvienas kartas, kai jūs įkišate ranką į kišenę šaltą žiemos rytą, jūs patiriate tą patį fundamentalų dėsnį, kuris valdo visatą, šiluma negali keliauti ten, kur nėra materijos, kuri ją perneštų. Įsivaizduokite astronautą, išėjusį į atvirą kosmosą. Viena jos skafandro pusė atsukta į Saulę, kaista 120 laipsnių karščių, pakankamai, kad išvirtų vanduo, pakankamai, kad oda sudegtų per sekundės. Kita pusė, atsukta nuo Saulės, įšąla -150 laipsnių šaltyje, šalčiau nei bet kuri žiema Žemėje, šalčiau nei Antarktidos gelmės. Tarp šių dviejų pusių vos kelios dešimtys centimetrų audinio ir metalo. Viename kūne egzistuoja dvi skirtingos realybės, du skirtingi pasauliai, atskiri tik erdvės, kuri neturi temperatūros, nes neturi nieko, kas galėtų vibruoti. Tai nėra mokslinė smulkmena. Tai fundamentali tiesa apie būtį. Šiluma nėra dalykas, ji yra procesas. Temperatūra nėra savybė erdvės, ji yra savybė materijos. O kosmosas, ta juoda bedugnė tarp žvaigždžių, nėra nei šiltas, nei šaltas. Jis yra už šių kategorijų ribų, už mūsų patirties ribų, už mūsų kalbos ribų. Šimtmečius žmonija klaidingai suprato šilumą. Senovės graikai tikėjo, kad ugnis yra vienas iš 4 elementų, fundamentali substancija, iš kurios sudaryta realybė. Viduramžių alchemikai ieškojo flogistono mistinės medžiagos, kuri, kaip manyta, išsiskiria degimo metu. Net 18 amžiaus mokslininkai kalbėjo apie kalorikus nematomą skystį, kuris teka iš karštų objektų į šaltus, kaip vanduo teka nuo kalno į slėnį. Visi jie klydo. Bet jų klaidos buvo suprantamos, nes šiluma jaučiasi kaip kažkas realaus. Kai prieinate prie laužo, atrodo, kad kažkas sklinda nuo liepsnų į jūsų odą. Kai laikote puodelį karštos kavos, atrodo, kad šiluma įsiskverbia į jūsų delnus. Mūsų pojūčiai sako mums, kad šiluma keliauja, kad ji juda, kad ji egzistuoja kaip atskira esybė. Bet pojūčiai meluoja. Arba, tiksliau, jie pasakoja tik dalį istorijos, tą dalį, kuri vyksta čia, Žemėje, kur oras yra tankus, kur molekulės susiduria milijardus kartų per sekundę, kur energija gali šokti nuo atomo prie atomo, kaip ugnis šoka nuo medžio prie medžio miške. Pirmasis žmogus, kuris pradėjo suprasti tiesą, buvo Benjaminas Thompsonas, grafas Rumfordas, amerikietis, tapęs Bavarijos kariuomenės generolų 18 amžiaus pabaigoje. Jis stebėjo, kaip gręžiamos patrankų vamzdžiai, metalas tapo toks karštas, kad galėjo užvirti vandenį, nors niekas nebuvo pridėta, jokia medžiaga neišsiskyrė. Kur atsirado ta šiluma? Rumfordas suprato, ji atsirado iš judėjimo, iš trinties, iš mechaninio darbo. Šiluma nebuvo substancija, ji buvo energijos forma. Bet tikroji revoliucija įvyko XIX amžiaus viduryje, kai Jamesas Prescottas Joulis, anglų alaus daryklos savininko sūnus, atliko eksperimentus, kurie amžiams pakeitė fiziką. Joulis įrodė, kad šiluma ir mechaninis darbas yra tas pats dalykas, skirtingi tos pačios fundamentalios realybės pavidalai. Jis sukūrė aparatą, kuriame krintantis svoris sukdavo mentelę vandenyje ir išmatavo, kaip vanduo šyla. Kiekvienas kritimo metras atitiko tikslų temperatūros padidėjimą. Energija niekur nedingo, ji tik transformavosi.
Tai buvo momentas, kai žmonija suprato, visa tai yra ne daiktų rinkinys, o procesų tinklas. Šiluma nėra tai, ką turite, tai tai, ką darote. Temperatūra nėra tai, kas yra erdvėje, tai tai, kaip greitai juda atomai materijoje. Ir tada atėjo kitas klausimas, kaip šiluma keliauja. Kaip energija pereina iš vieno objekto į kitą. Žemėje egzistuoja 3 būdai. Pirmasis – laidumas. Kai liečiate karštą puodelį, atomai puodelio sienelėje virpa intensyviai ir šis virpėjimas perduodamas atomams jūsų odos. Jie susiduria, perduoda energiją ir virpėjimas plinta kaip banga per vandenį. Tai yra tiesioginis kontaktas, atomų pokalbis, energijos estafetė iš dalelės į dalelės. Antrasis būdas – konvekcija. Kai šildote vandenį puode, apatiniai vandens sluoksniai įkaista, tampa lengvesni, kyla į viršų, o šaltesnis vanduo nusileidžia žemyn. Susidaro cirkuliacija, judėjimo ratas, kuris perneša šilumą ne per atomų susidūrimus, o per pačios materijos judėjimą. Tas pats vyksta ore, šiltas oras kyla, šaltas leidžiasi ir taip susidaro vėjas, orai, klimatas. Kiekvienas kartas, kai jūs jaučiate vėjo gūsį šiltą vasaros vakarą, jūs jaučiate konvekciją, oro masių šokį, energijos perkėlimą per materijos judėjimą. Tas pats principas, kuris verda vandenį jūsų virtuvėje, kuria uraganus vandenynuose ir audras atmosferoje. Bet trečiasis būdas, spinduliavimas, yra kitoks. Jis nereikalauja materijos. Jis nereikalauja kontakto. Jis nereikalauja judančių atomų. Spinduliavimas yra gryna energija, keliaujanti kaip elektromagnetinė banga, kaip šviesa, kaip nematomos linijos, kurios jungia viską su viskuo per tuštumą. Kai jūs stovite priešais židinį ir jaučiate šilumą ant veido, nors neliečiate liepsnų, nors oras tarp jūsų ir ugnies nejuda, tai spinduliavimas. Infraraudonieji spinduliai, nematomos šviesos bangos, kurios neša energiją tiesiogiai iš degančių rąstų į jūsų odą. Jos keliauja šviesos greičiu, 300 000 km per sekundę ir nereikalauja nieko tarp šaltinio ir tikslo. Tai vienintelis būdas, kuriuo energija gali keliauti per kosmosą. Nes kosmose nėra oro, kuris galėtų konvektuoti. Nėra materijos, kuri galėtų laidinti. Yra tik tuštuma, beveik tobula tuštuma, kur viename kubinėme centimetre yra vos keletas atomų, palyginti su 23 milijardų molekulių kubinėme centimetre oro Žemėje. Saulė spinduliuoja. Ji išspinduliuoja 386 milijardų megavatų energijos kiekvieną sekundę. Ši energija sklinda visomis kryptimis kaip šviesa, kaip infraraudonieji spinduliai, kaip ultravioletinė spinduliuotė, kaip elektromagnetinių bangų spektras, kuris apima viską nuo radio bangų iki rentgeno spindulių. Bet ši energija neįkaitina erdvės, per kurią keliauja. Kodėl? Nes erdvė neturi atomų, kurie galėtų sugerti šią energiją ir pradėti vibruoti. Temperatūra yra atomų judėjimo matas. Jei nėra atomų, nėra judėjimo. Jei nėra judėjimo, nėra temperatūros. Erdvė yra už temperatūros kategorijos ribų, ji nėra nei šalta, nei šilta, ji tiesiog yra. Įsivaizduokite šviesos spindulį, keliaujantį per kosmosą. Jis neša energiją, bet nepalieka pėdsakų. Jis praeina pro tuštumą kaip vaiduoklis pro sieną, nepalietęs, nepakeitęs, nepalikęs nieko. Tik kai jis susiduria su kažkuo, su asteroidu, su planeta, su dulkės dalelyte, tik tada energija transformuojasi į šilumą. Fotonai, šviesos dalelės, smūgiuoja į atomus ir atomai pradeda vibruoti greičiau. Virpėjimas yra šiluma. Šiluma yra virpėjimas. Štai kodėl Žemėje yra šilta. Ne todėl, kad erdvė aplink mus yra šilta, ji yra šalta kaip mirtis. Bet todėl, kad saulės spinduliai smūgiuoja į atmosferą, į žemę, į vandenynus ir verčia atomus šokti. Atmosfera sugeria dalį šios energijos ir įkaista. Žemės paviršius sugeria dar daugiau ir tampa šiltas. O tada prasideda konvekcija, oras cirkuliuoja, šiluma pasiskirsto ir mes jaučiame tai kaip šiltą dieną. Bet kosmose nėra atmosferos, kuri galėtų cirkuliuoti. Nėra oro, kuris galėtų perduoti šilumą nuo vieno objekto prie kito. Yra tik objektai, tiesiogiai apšviesti saulės ir objektai esantys šešėlyje. Ir skirtumas tarp jų yra ekstremalus.
Tarptautinėje kosminėje stotyje, orbitoje aplink Žemę, temperatūra išorėje svyruoja nuo +120 laipsnių Saulės šviesoje iki -150 laipsnių šešėlyje. Šis temperatūros skirtumas 270 laipsnių egzistuoja tame pačiame taške erdvėje, atskiriamas tik šviesos ir šešėlio ribos. Vienas žingsnis iš šviesos į tamsą ir jūs pereinate iš dykumos į Antarktidą, iš krosnies į šaldytuvą, iš vienos realybės į kitą. Astronautai tai žino. Jų skafandrai turi sudėtingas šiluminės kontrolės sistemas, vamzdžius su cirkuliuojančiu skysčiu, kuris perneša šilumą nuo įkaitusios pusės į šaltą pusę, atspindinčias dangas, kurios atmeta saulės spindulius, izoliacijos sluoksnius, kurie neleidžia šilumai pabėgti per spinduliavimą. Be šių sistemų astronautas mirtų per minutes, ne nuo šalčio, ne nuo karščio, bet nuo abiejų vienu metu. Tai yra paradoksas, kuris atskleidžia fundamentalią tiesą: šiluma nėra savybė vietos, ji yra savybė sąveikos. Jūs negalite pasakyti, kokia temperatūra yra kosmose, nes kosmosas nedalyvauja šiluminėme procese. Galite tik pasakyti, kokia temperatūra bus objekto, kuris yra kosmose, priklausomai nuo to, kiek energijos jis sugeria ir kiek išspinduliuoja. Žemė sugeria Saulės energiją ir įkaista iki vidutinės paviršiaus temperatūros 15 laipsnių Celsijaus. Bet jei Žemė būtų juoda kaip anglis, ji būtų šiltesnė. Jei būtų balta kaip sniegas, būtų šaltesnė. Jei būtų arčiau Saulės kaip Venera, paviršius degintų 460 laipsnių karščiu. Jei būtų toliau kaip Marsas, šaltis siektų -60 laipsnių. Bet pati erdvė tarp planetų lieka ta pati, -270 laipsnių, temperatūra kosminio fono spinduliavimo, atšalimo, likusio po didžiojo sprogimo prieš 14 milijardų metų. Tai yra visatos temperatūra, šiluma, kuri liko po kūrimo, energija, kuri vis dar sklando erdvėje kaip atminimas apie pradžią. Kiekvienas kubinis centimetras erdvės yra pripildytas šių fotonų, senovinės šviesos, kuri keliauja nuo visatos aušros. Jie yra taip šalti, taip silpni, kad jų energija vos pakankama palaikyti temperatūrą 3 laipsnius virš absoliutaus nulio. Bet jie yra visur, nematomos bangos, kurios supa mus, prasiskverbia pro mus, jungia mus su pačia visatos pradžia. Tai yra tikroji kosmoso temperatūra, ne šaltis, ne karštis, bet atminimas. Energijos atminimas, kuri kadaise užpildė visą erdvę, kuri kadaise buvo begalinė, kuri kadaise buvo viskas. Dabar ji yra beveik nieko, vos šnabždesys, vos virpėjimas, vos užuomina apie tai, kas buvo. O Saulė? Ji tebespinduliuoja, tebeliepsnoja, tebešviečia per šį šaltį kaip žvakė tamsoje. Jos šiluma nepasiekia mūsų per erdvę, ji pasiekia mus per šviesos greitį, per fotonų srautą, per energijos transformaciją, kuri vyksta tik tada, kai šviesa susiduria su materija. Mes gyvename paradokse, šilti planetoje, kuri plaukia per ledinio šalčio vandenyną. Kiekvienas saulės spindulys, kuris paliečia jūsų odą, yra stebuklas, energijos kelionė per 150 milijonų kilometrų tuštybės, per erdvę, kuri neturi temperatūros, per tamsą, kuri neturi formos, tiesiai į atomus, kurie sudaro jūs. Ir kai tie fotonai smūgiuoja į jūsų odą, kai jūsų atomai pradeda vibruoti greičiau, kai jūs jaučiate šilumą, tai nėra saulės šiluma. Tai yra jūsų pačių atomų šokis, jūsų pačių energija, jūsų pačių virpėjimas. Saulė tik davė impulsą. Šiluma gimsta jumyse. Šiluma nėra dalykas, kuris keliauja. Šiluma yra procesas, kuris vyksta. Ir kosmosas, ta begalinė tuštuma, primena mums, kad realybė nėra tai, kuo ji atrodo. Kad temperatūra nėra savybė erdvės, o savybė materijos. Kad mes gyvename ne pasaulyje, kuris yra šiltas ar šaltas, bet pasaulyje, kuris yra už šių kategorijų ribų, pasaulyje, kuriame egzistencija pati savaime yra stebuklas. Bet kas nutinka su objektu, kuris neturi pasirinkimo, kuris negali atspindėti šviesos, negali cirkuliuoti šilumos, negali pabėgti nuo saulės žvilgsnio? Įsivaizduokite mažą akmenį, asteroidą, plaukiantį kosmose tarp Žemės ir Marso. Jis yra mažesnis už miestą, mažesnis už kalną, galbūt tik kelių kilometrų skersmens. Bet šis akmuo yra laboratorija, kurioje visata atlieka eksperimentą apie šilumą, apie šviesą, apie tai, kaip energija transformuojasi, kai nėra nieko, kas galėtų jai padėti. Viena asteroido pusė atsukta į Saulę, įkaista iki 100 laipsnių Celsijaus, pakankamai, kad lydytųsi švinas, pakankamai, kad garuotų vanduo, jei jo būtų.
Kita pusė, atsukta nuo Saulės, šąla iki -190 laipsnių, šalčiau nei skystasis azotas, šalčiau nei bet kas, ką galite įsivaizduoti Žemėje. Tarp šių dviejų pusių tik keletas kilometrų uolienos, tik akmenys ir metalas, tik materija, kuri bando perduoti šilumą iš vienos pusės į kitą. Bet ji negali. Nepakankamai greitai. Nepakankamai efektyviai. Nes laidumas, atomų virpėjimo perdavimas per tiesioginį kontaktą, yra lėtas, kai nėra atmosferos, kuri padėtų, kai nėra konvekcijos, kuri pagreitintų procesą. Tas pats principas veikia, kai jūs laikote metalinį šaukštą virš liepsnos, rankena įkaista pamažu, nes šiluma keliauja per metalą atomų po atomų, virpėjimas perduodamas kaip estafetė. Bet jei tą patį šaukštą įdėtumėte į verdantį vandenį, rankena įkaistų greičiau, nes vanduo cirkuliuotų, pernešdamas šilumą konvekciją. Asteroidas neturi vandens. Neturi oro. Turi tik save, ir šis save yra suskaldytas į dvi ekstremalybės, dvi realybės, kurios negali susitikti. Štai kodėl kosmosas yra ne tik šaltas, jis yra fragmentuotas. Kiekvienas objektas jame gyvena savo temperatūroje, savo energijos balanse, savo realybėje. Nėra bendros aplinkos, kuris suvienytų viską. Nėra oro, kuris pasakytų, čia yra šilta arba čia yra šalta. Yra tik objektai ir šviesa, kuri juos pasiekia arba nepasiekia. Dabar įsivaizduokite kitą scenarijų, ne asteroidą, bet erdvėlaivį. Tarptautinė kosminė stotis, skriejanti 350 km virš Žemės paviršiaus, apskrieja planetą kas 90 minučių. Kiekvieną orbitos ratą ji praleidžia 45 minutes Saulės šviesoje ir 45 minutes Žemės šešėlyje. 45 minutes jos išorinė sienelė įkaista iki +120 laipsnių. 45 minutes įšąla iki -150 laipsnių. Šis ciklas kartojasi 16 kartų per parą, 16 saulėtekių, 16 saulėlydžių, 16 perėjimų iš ugnies į ledą ir atgal. Kaip išgyvena astronautai? Kaip jie nepakimba nuo šio temperatūrinio chaoso? Atsakymas yra inžinerija, sudėtinga, elegantiška, beveik stebuklingai tiksli inžinerija, kuri imituoja tai, ką Žemė daro natūraliai. Kosminės stoties sienose yra vamzdžiai, pripildyti amonijaus, skysčio, kuris cirkuliuoja kaip kraujas žmogaus kūne. Kai viena stoties pusė įkaista, amonijus sugeria šilumą ir teka į radiatorius, didelės plokštės, kurios išsikišusios į kosmosą kaip sparnai. Ten amonijus atšąla, išspinduliuodamas šilumą į tuštumą kaip infraraudonieji spinduliai ir grįžta atgal į sistemą. Tai yra dirbtinė konvekcija, skysčio cirkuliacija, kuri pakeičia oro cirkuliaciją, kurios kosmose nėra. Kiekvienas kartas, kai jūs įjungiate šildytuvą savo namuose ir jaučiate, kaip šiltas oras sklinda per kambarį, jūs naudojate tą patį principą, priverčiate fluidą judėti, perkelti energiją iš vienos vietos į kitą. Kosminė stotis daro tą patį, tik ekstremalesnėmis sąlygomis, tik su didesniu temperatūros skirtumu, tik su didesne rizika. Bet yra dar vienas sluoksnis – atspindėjimas. Kosminės stoties išorė padengta specialiomis dangomis, kurios atspindi daugiau nei 90% Saulės šviesos. Jos veikia kaip veidrodžiai, kurie sako fotonams – ne čia, ne dabar, ne mums. Šviesa atšoka atgal į kosmosą, nepalikdama energijos, neįkaitindama paviršiaus. Tik 10% šviesos sugeriama, ir net šis 10% yra pakankamai, kad sukeltų problemų, jei nebūtų cirkuliacinės sistemos. Tas pats principas veikia, kai jūs dėvite baltus drabužius karštą vasaros dieną, jie atspindi saulės spindulius, neleidžia jūsų kūnui įkaisti. Arba kai statote namą su blizgančiu stogu, jis atspindi šilumą, mažina oro kondicionavimo sąnaudas. Atspindėjimas yra gynybos mechanizmas, būdas pasakyti energijai, praeik pro šalį. Dabar sujunkime viską – laidumą, konvekciją, spinduliavimą, atspindėjimą. Šie 4 procesai yra vieninteliai būdai, kuriais energija gali judėti, transformuotis, persikelti iš vienos formos į kitą. Žemėje jie visi veikia kartu, sukurdami klimatą, orus, sezonus, gyvenimą. Kosmose veikia tik 2 – laidumas objektų viduje ir spinduliavimas tarp objektų. Konvekcija neįmanoma, nes nėra fluido. Atspindėjimas yra pasirinkimas, inžinerijos sprendimas, nenatūralus procesas.
Ir štai čia slypi giliausias paradoksas. Saulė išspinduliuoja 386 milijardų megavatų energijos kiekvieną sekundę. Ši energija sklinda visomis kryptimis, užpildydama erdvę šviesa, infraraudonaisiais spinduliais, ultravioletinę spinduliuotę. Bet tik mikroskopinė šios energijos dalis, 1–2 milijardų dalis, pasiekia Žemę. Likusi energija keliauja į tuštumą, į tamsą, į erdves, kur nėra planetų, nėra žvaigždžių, nėra nieko, kas galėtų ją sugerti. Kur ji dingsta? Niekur. Ji tiesiog keliauja. Amžinai. Fotonai, išspinduliuoti iš Saulės šiandien keliaus per kosmosą milijonus metų, kol galbūt susidurs su kažkuo, su tolima žvaigžde, su dulkės debesimu, su galaktika kitame visatos pakraštyje. O gal niekada nesusidurs? Gal jie keliaus amžinai, nešdami energiją, kuri niekada netaps šiluma, kuri niekada neįkaitins nieko, kuri niekada nebus pajusta. Tai yra energijos vienišumas, kelionė be paskirties, šviesa be stebėtojo, šiluma, kuri niekada netaps šiluma. Kiekvienas kartas, kai jūs žiūrite į naktinį dangų ir matote žvaigždę, jūs matote fotonų, kurie keliavo tūkstančius ar milijonus metų, pabaigą. Jie prasidėjo kaip branduolinė sintezė žvaigždės šerdyje, tapo šviesa jos paviršiuje, keliavo per begalinę tuštumą ir pagaliau smūgiavo į jūsų akies tinklainę. Jų kelionė baigėsi jumyse. Jūs esate jų paskirtis. Bet dauguma fotonų neturi paskirties. Jie tiesiog keliauja. Ir erdvė, per kurią jie keliauja, lieka šalta, -270 laipsnių, temperatūra, kuri nėra temperatūra, šaltis, kuris nėra šaltis, būsena, kuri yra už mūsų patirties ribų. Kodėl būtent -270? Kodėl ne nulis? Kodėl ne absoliutus nulis, -273 laipsniai, žemiausia įmanoma temperatūra, taškas, kuriame atomai visiškai sustoja? Atsakymas yra kosminis fonas, spinduliavimas, likęs po didžiojo sprogimo. Prieš 14 milijardų metų, kai visata gimė, ji buvo begaliniai karšta, trilijonai laipsnių, energija tokia intensyvi, kad materija negalėjo egzistuoti, tik gryna šviesa, gryna energija, gryna potencija. Bet visata plėtėsi. Ir plėtimasis atšaldė ją. Įsivaizduokite orą, išsiveržiantį iš suspaustos tūtos, jis atšala, nes plečiasi, nes molekulės nutolsta viena nuo kitos, nes energija pasiskirsto didesnėje erdvėje. Tas pats nutiko visatai. Ji plėtėsi ir energija, kuri kadaise buvo sukoncentruota begalinėje karštoje taške, pasklidė per vis didėjančią erdvę. Temperatūra krito nuo trilijonų laipsnių iki milijonų, nuo milijonų iki tūkstančių, nuo tūkstančių iki šimtų, nuo šimtų iki kelių. Dabar, po 14 milijardų metų plėtimosi, ta pradinė energija vis dar egzistuoja. Bet ji yra tokia išsklaidyta, tokia atšalusi, tokia silpna, kad jos temperatūra yra tik 3 laipsniai virš absoliutaus nulio. Tai yra kosminio fono spinduliavimas, atminimas apie kūrimą, atšalęs iki beveik nieko, bet vis dar esantis, vis dar užpildantis kiekvieną kubinį centimetrą erdvės. Kiekvienas kartas, kai jūs įjungiate senovinį televizorių ir matote sniegą ekrane, kai nėra signalo, maždaug 1% to triukšmo yra kosminis fonas, fotonai iš didžiojo sprogimo, kurie keliavo 14 milijardų metų, kad pasiektų jūsų anteną. Jūs matote visatos pradžią. Jūs matote šilumą, kuri tapo šalčiu. Jūs matote energiją, kuri tapo atminimu. Ir ši atmintis yra visur. Nėra vietos visatoje, kur nebūtų kosminio fono spinduliavimo. Nėra taško, kuris būtų šaltesnis už -270 laipsnius, nes šis spinduliavimas palaiko minimalią temperatūrą. Tai yra visatos grindys, žemiausia riba, už kurios negalima nukristi natūraliai. Bet mokslininkai gali sukurti šaltesnę temperatūrą dirbtinai. Laboratorijose Žemėje jie atšaldė atomus iki 1 milijoninės absoliutaus nulio laipsnio temperatūros, kuri niekada neegzistavo natūraliai nuo didžiojo sprogimo. Kaip? Naudodami lazerius, magnetinius laukus, izoliaciją, kuri neleidžia net vienam fotonui pasiekti atomų. Jie sukuria mažytės visatas, mažytės erdves, kurios yra šaltesnės už kosmosą, šaltesnės už bet ką, kas egzistuoja natūraliai. Ir kai atomai atšala taip stipriai, jie pradeda elgtis keistai. Jie nebesielgia kaip atskiros dalelės, jie susilieja į vieną kvantinę būseną, tampa vienu daiktu, vienu virpėjimu, viena banga.
Tai vadinama Bose-Einšteino kondensatu, materijos būsena, kuri egzistuoja tik ekstremalaus šalčio sąlygomis, būsena, kurioje kvantinė mechanika tampa matoma, kurioje atomai elgiasi kaip šviesa, kaip bangos, kaip kažkas, kas yra už mūsų intuicijos ribų. Šiluma nėra dalykas, ji yra procesas. Ir kai procesas sustoja, kai atomai beveik nebevirpa, realybė pati keičiasi. Tai, kas yra galima, tampa neįmanoma. Tai, kas yra neįmanoma, tampa galima. Temperatūra nėra tik skaičius, ji yra raktas, kuris atrakina skirtingas realybės versijas. Bet grįžkime į kosmosą, į tą -270 laipsnių tuštumą tarp Saulės ir Žemės. Kodėl ši temperatūra nesikelia? Kodėl Saulės energija, keliaujanti per erdvę, neįkaitina jos bent šiek tiek? Atsakymas yra paprastas ir gilus, nes nėra ko kaitinti. Temperatūra yra atomų judėjimo matas. Jei nėra atomų, nėra judėjimo. Jei nėra judėjimo, nėra temperatūros. Fotonai, keliaujantys iš Saulės, neša energiją, bet jie patys neturi temperatūros. Jie yra šviesa, gryna energija, judanti šviesos greičiu. Jie nevirpa, nes jie yra virpėjimas. Jie neįkaista, nes jie yra šiluma. Tik kai jie susiduria su atomu, tik kai jų energija perduodama materijai, tik tada gimsta temperatūra. Tai yra fundamentalė asimetrija. Energija gali egzistuoti be temperatūros, bet temperatūra negali egzistuoti be energijos. Šviesa gali keliauti per šaltį, bet šaltis negali sustabdyti šviesos. Kosmosas yra pilnas energijos fotonų, kurie sklando visomis kryptimis, nešdami šilumą, kuri niekada netaps šiluma, nebent susidurs su kažkuo. Ir kai pagaliau susiduria, kai Saulės fotonai smūgiuoja į Žemės atmosferą, į vandenynus, į Žemę, į jūsų odą, vyksta transformacija. Energija, kuri keliavo kaip šviesa, tampa atomų virpėjimu. Virpėjimas tampa šiluma. Šiluma tampa gyvenimu. Nes gyvenimas yra šilumos pasekmė chemijos, kuri veikia tik tam tikroje temperatūroje, procesų, kurie reikalauja energijos, organizacijos, kuri priešinasi entropijai. Mes esame Saulės šviesos vaikai. Kiekvienas atomas jūsų kūne kadaise buvo žvaigždėje. Kiekviena energijos molekulė, kuri leidžia jums galvoti, judėti, gyventi, atėjo iš Saulės. Jūs esate transformacija, šviesos transformacija į materiją, energijos transformacija į sąmonę, šalčio transformacija į šilumą. O kosmosas? Jis lieka šaltas. Jis lieka abejingas. Jis lieka už kategorijų ribų. Jis yra scena, ant kurios vyksta drama, bet pats nėra aktorius. Jis yra tuštuma, kuri leidžia šviesai keliauti, bet pati nedalyvauja kelionėje. Jis yra tyla, kuri leidžia mums girdėti savo balsus. Ir galbūt būtent tai yra giliausias paradoksas, kad šaltis yra būtinas šilumai. Kad tuštuma yra būtina pilnatvei. Kad mirtis yra būtina gyvenimui. Nes be kosmoso šalčio, be tos -270 laipsnių tuštybės, Saulės energija neturėtų kur keliauti. Ji būtų įkalinta, sugerti, išsklaidyta. Bet tuštuma leidžia jai skrieti laisvai, pasiekti mus, tapti mumis. Šiluma nėra dalykas, ji yra procesas. Ir šis procesas reikalauja scenos. Reikalauja erdvės. Reikalauja šalčio, kuris nėra šaltis, tuštybės, kuri nėra tuščia, tylos, kuri nėra tyli. Reikalauja kosmoso, ne kaip priešo, bet kaip partnerio, ne kaip kliūties, bet kaip kelio. Kiekvienas kartas, kai jūs jaučiate Saulės šilumą ant veido, prisiminkite, ši šiluma keliavo per 150 milijonų kilometrų šalčio, kad pasiektų jūs. Ji keliavo kaip šviesa, kaip fotonai, kaip energija, kuri neturėjo temperatūros, kol nesusidūrė su jumis. Ir dabar ji yra jumise, ne Saulės šiluma, bet jūsų šiluma, jūsų atomų šokis, jūsų gyvenimas. Tai yra stebuklas, kuris vyksta kiekvieną akimirką. Tai yra paradoksas, kuris leidžia mums egzistuoti. Tai yra tiesa, kuri keičia viską, šiluma gimsta ne iš šilumos, bet iš šalčio. Gyvenimas gimsta ne iš pilnatvės, bet iš tuštybės. Mes egzistuojame ne nepaisant kosmoso, bet dėl kosmoso. Bet kas nutinka su šiluma, kai ji neturi kur pabėgti? Įsivaizduokite termosinį indą, du metaliniai sluoksniai, tarp jų vakuumas, beveik tobula tuštuma.
Jūs įpilate karštą kavą į vidinį indą ir ji lieka karšta valandas, nors išorinis sluoksnis lieka vėsus, nors aplinka yra šalta. Kodėl? Nes tarp šių dviejų sienelių nėra oro, nėra molekulių, kurios galėtų perduoti virpėjimą iš vienos pusės į kitą. Šiluma yra įkalinta viduje, kaip šviesa veidrodyje, kaip garsas aido kameroje. Ji gali pabėgti tik vienu būdu, spinduliuodama, išsiunčiant infraraudonuosius spindulius per tuštumą. Bet šis procesas yra lėtas, neefektyvus, beveik tingus. Todėl kava lieka karšta. Todėl kosmosas lieka šaltas. Tas pats principas, kuris išsaugo jūsų pusryčių temperatūrą, paaiškina, kodėl visata yra suskaldyta į šiltas salas ir šaltus vandenynus. Kiekvienas kartas, kai jūs nešate termosinį puodelį į darbą, jūs nešate miniatiūrinį kosmosą, vakuumą, kuris atskiria realybės tuštumą, kuri neleidžia energijai pabėgti. Dabar pakeiskime perspektyvą. Ne nuo objekto, kuris bando išlaikyti šilumą, bet nuo objekto, kuris bando ją atsikratyti. Kosminė stotis neturi tik šildymo problemą, ji turi aušinimo problemą. Astronautai kvėpuoja, jų kūnai gamina šilumą. Kompiuteriai dirba, generuoja energiją. Saulės spinduliai prasiskverbia pro langus, įkaitina vidų. Visa ši šiluma kaupiasi, nes kosmose nėra oro, kuris ją išneštų, nėra vėjo, kuris ją išsklaidytų. Jei nebūtų aušinimo sistemos, temperatūra stotyje kiltų ir kiltų, kol taptų nepakenčiama, kol astronautai pradėtų virti savo pačių šilumoje. Kaip jie atsikrato šilumos? Vienintelis būdas – spinduliavimas. Tie patys radiatoriai, kurie atšaldo cirkuliuojantį amonijų, veikia kaip milžiniški infraraudonųjų spindulių šviestuvai. Jie išspinduliuoja šilumą į kosmosą, į tuštumą, į niekur. Energija palieka stotį kaip nematomos bangos, keliauja šviesos greičiu ir niekada negrįžta. Tai yra vienintelis būdas atsikratyti šilumos vakuume, paversti ją šviesa ir išsiųsti į begalybę. Tas pats principas veikia jūsų namuose, kai atidarysite langą šaltą žiemos vakarą, šiltas oras išeina, šaltas įeina ir temperatūra krenta. Bet kosmose nėra lango, nėra oro, kuris galėtų įeiti ar išeiti. Yra tik spinduliavimas, energijos forma, kuri nereikalauja terpės, kuri keliauja per nieką, kuri yra gryna transformacija iš vienos būsenos į kitą. Ir štai čia atsiskleidžia universalus principas, kuris jungia viską nuo jūsų virtuvės iki galaktikų pakraščių. Energija visada teka iš karštesnio į šaltesnį. Visada. Be išimčių. Tai yra antrasis termodinamikos dėsnis, vienas fundamentaliausių gamtos įstatymų, principas, kuris valdo viską nuo kavos puodelio aušimo iki visatos mirties. Šiluma negali tekėti atgal. Ji negali grįžti iš šalto į karštą savaime. Ji gali tik sklisti, tik išsisklaidyti, tik transformuotis į vis žemesnės energijos būsenas, kol pagaliau pasiekia pusiausvyrą, būseną, kurioje viskas yra vienodos temperatūros, kurioje nebėra skirtumo, nebėra judėjimo, nebėra gyvenimo. Kiekvienas kartas, kai jūs matote ledą, tirpstantį stiklinėje, jūs matote šį dėsnį veikiant, šiluma teka iš vandens į ledą, kol abi medžiagos pasiekia tą pačią temperatūrą. Kai jūs paliekate karštą maistą ant stalo, jis atvėsta, nes šiluma teka į orą, į stalą, į aplinką. Kai jūs liečiate šaltą metalą, jis jaučiasi šaltas ne todėl, kad metalas yra šaltas, bet todėl, kad jūsų kūno šiluma teka į metalą greičiau nei į orą. Metalas yra geras šilumos laidininkas, jis paima jūsų energiją ir paskleidžia ją per savo atomus taip greitai, kad jūsų oda pajunta netekti kaip šaltį. Bet kosmose šis dėsnis veikia kitaip. Nes nėra aplinkos, į kurią galėtų tekėti šiluma. Nėra oro, kuris priimtų energiją. Yra tik objektai ir tuštuma tarp jų. Ir tuštuma neturi temperatūros, todėl ji negali priimti šilumos per laidumą ar konvekciją. Ji gali tik leisti energijai praeiti per save kaip spinduliavimui, kaip šviesai, kuri neša šilumą, bet pati nėra šilta. Tai reiškia, kad kosmose objektas gali būti bet kokios temperatūros, priklausomai nuo to, kiek energijos jis sugeria ir kiek išspinduliuoja. Jei jis sugeria daugiau nei išspinduliuoja, jis įkaista. Jei išspinduliuoja daugiau nei sugeria, jis atvėsta. Jei šie du procesai yra subalansuoti, jis pasiekia pusiausvyrą, stabilią temperatūrą, kuri nepriklauso nuo aplinkos, nes aplinkos nėra. Žemė yra tokioje pusiausvyroje.
Jis sugeria maždaug 240 vatų saulės energijos kiekvienam kvadratiniam metrui paviršiaus, vidutiniškai atsižvelgiant į dieną ir naktį, į vasarą ir žiemą, į ekvatoriaus ir ašigalių skirtumus. Ir ji išspinduliuoja tą pačią energijos kiekį atgal į kosmosą kaip infraraudonuosius spindulius. Balansas. Pusiausvyra. Stabili temperatūra, kuri leidžia egzistuoti vandeniui skystoje formoje, kuri leidžia egzistuoti gyvenimui. Bet šis balansas yra trapus. Jei Žemė sugertų šiek tiek daugiau energijos, pavyzdžiui, jei atmosferoje būtų daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios sugaudo infraraudonuosius spindulius ir neleidžia jiems pabėgti į kosmosą, temperatūra kiltų. Jei sugertų mažiau, pavyzdžiui, jei debesys atspindėtų daugiau saulės šviesos atgal į kosmosą, temperatūra kristų. Klimatas yra šio balanso pasekmė, oras yra šio balanso svyravimas, gyvenimas yra šio balanso dovana. Kiekvienas kartas, kai jūs reguliuojate termostato temperatūrą savo namuose, jūs darote tą patį, ką Žemė daro natūraliai, ieškote balanso tarp energijos, kuri ateina, ir energijos, kuri išeina. Jūsų šildymo sistema prideda energiją, jūsų langai praleidžia energiją, jūsų sienos izoliuoja energiją. Ir kažkur tarp šių procesų yra komforto zona, temperatūra, kuri jaučiasi teisinga, kuri leidžia jums gyventi. Bet grįžkime prie fundamentalaus klausimo, kodėl Saulės šiluma nepasiekia mūsų per erdvę? Kodėl ji nepakelia kosmoso temperatūros bent šiek tiek? Mes jau žinome atsakymą, nes erdvė neturi atomų, kurie galėtų vibruoti. Bet yra gilesnis klausimas, kas yra temperatūra iš tikrųjų? Ne kaip pojūtis, ne kaip skaičius termometre, bet kaip fundamentali realybės savybė. Temperatūra yra entropijos matas. Entropija yra netvarkos matas. Netvarka yra būdų, kuriais atomai gali būti išdėstyti, skaičius. Kuo daugiau būdų, tuo didesnė entropija. Kuo didesnė entropija, tuo aukštesnė temperatūra. Šiltas objektas turi atomus, kurie juda daugeliu skirtingų būdų, jie virpa, sukasi, juda pirmyn ir atgal, susiduria chaotiškai. Šaltas objektas turi atomus, kurie juda mažiau, kurie turi mažiau galimybių, kurie yra arčiau tvarkos. Absoliutus nulis, -273 laipsniai, yra taškas, kuriame atomai turi tik vieną būdą būti išdėstyti, tik vieną būseną, tik vieną galimybę. Tai yra tobula tvarka, nulinė entropija, būsena, kurioje nebėra pasirinkimo. Bet ši būsena yra teorinė, ji niekada negali būti pasiekta praktiškai, nes kiekvienas bandymas atšaldyti atomus prideda energijos, kuri juos šiek tiek sušildo. Tai yra trečiasis termodinamikos dėsnis, absoliutus nulis yra nepasiekiamas. Kiekvienas kartas, kai jūs tvarkote savo kambarį, jūs kovojate su entropija, jūs mažinate netvarkos kiekį, jūs dedatės daiktus į vietas, jūs kuriate tvarką. Bet šis procesas reikalauja energijos, jūsų raumenų darbo, jūsų proto sprendimų, jūsų laiko. Ir ši energija galiausiai virsta šiluma, jūsų kūnas įkaista, jūs prakaituojate, jūs išspinduliuojate energiją į aplinką. Tvarka vienoje vietoje sukuria netvarką kitoje. Entropija visatoje visada auga. Tai yra giliausias visatos dėsnis, ne tas, kad energija išsisaugo, bet tas, kad entropija auga. Energija negali būti sukurta ar sunaikinta, ji tik transformuojasi. Bet entropija visada auga, visada sklinda, visada juda link didesnės netvarkos. Ir šis judėjimas yra laikas. Laikas yra entropijos augimo kryptis. Mes jaučiame laiką tekantį į priekį, nes entropija auga, nes šiluma sklinda, nes tvarka virsta netvarka. Kosmosas yra šio proceso scena. Jo šaltis, -270 laipsnių, yra ne kliūtis, bet būtinybė. Nes jei kosmosas būtų šiltas, jei jis būtų pilnas energijos, jei jis būtų tankus kaip oras, tada nebūtų skirtumo tarp objektų. Nebūtų gradiento, nebūtų srauto, nebūtų gyvenimo. Gyvenimas egzistuoja todėl, kad yra skirtumas tarp Saulės šilumos ir kosmoso šalčio, tarp tvarkos ir netvarkos, tarp energijos koncentracijos ir energijos išsisklaidimo. Mes esame laikini entropijos mažėjimo salelės begalinėme entropijos augimo vandenyne. Mūsų kūnai yra tvarkos struktūros, atomai, išdėstyti tiksliai, molekulės, veikiančios koordinuotai, ląstelės bendradarbiaujančios harmoningai.
Bet ši tvarka egzistuoja tik todėl, kad mes nuolat vartojame energiją iš aplinkos, iš maisto, iš oro, iš saulės šviesos, kuri pasiekia Žemę per šaltą kosmosą. Ir ši energija galiausiai išsiskleidžia kaip šiluma, kaip netvarka, kaip entropijos augimas. Kiekvienas kartas, kai jūs valgote, jūs vartojate tvarką, molekulės, kurias augalai ar gyvūnai sukūrė iš saulės energijos. Kai jūs virškinate šį maistą, jūs skaidote tvarką į netvarką, išlaisvindate energiją, kurią jūsų kūnas naudoja palaikyti savo tvarką. Bet dalis šios energijos visada praranda, kaip šiluma, kuri išspinduliuoja iš jūsų odos, kaip prakaitavimas, kaip kvėpavimas. Jūs esate energijos transformatorius, iš tvarkos į netvarką, iš šalčio į šilumą, iš gyvenimo į mirtį. Bet tai nėra tragedija. Tai yra grožis. Nes be šios transformacijos, be šios srauto, be šio balanso tarp šilumos ir šalčio nebūtų nieko. Nebūtų judėjimo, nebūtų pokyčio, nebūtų laiko. Visata būtų įšaldyta būsenoje, kurioje niekas nevyksta, kurioje niekas negali vykti, kurioje nėra prasmės. Šiluma nėra dalykas, ji yra procesas. Temperatūra nėra savybė, ji yra santykis. Kosmosas nėra šaltas, jis yra už šalčio kategorijos ribų. Ir mes, gyvi, sąmoningi, jaučiantys esame šio paradokso vaikai, gimę iš šilumos, apsupti šalčio, egzistuojantys tik todėl, kad tarp jų yra skirtumas. Saulė spinduliuoja. Kosmosas priima. Žemė transformuoja. Ir mes gyvename, laikinai, trapiai, stebuklingai, tarp šių dviejų begalybių, tarp ugnies ir ledo, tarp tvarkos ir chaoso, tarp šviesos, kuri keliavo 150 milijonų kilometrų per šaltį, kad taptų mumis. Ar tai ne stebuklas? Ar tai ne paradoksas, vertas nuostabos? Kad šiluma gimsta iš šalčio, kad gyvenimas gimsta iš mirties, kad sąmonė gimsta iš atomų šokio, kuris prasidėjo žvaigždėje ir baigėsi jumyse. Ar tai ne stebuklas? Ar tai ne paradoksas, vertas nuostabos? Prisiminkite, kaip pradėjome, su iliuzija, su tuo, ką manėme žinantys apie šilumą, su pojūčiu, kuris sakė mums, kad saulės spinduliai neša kažką realaus, kažką, kas keliauja per erdvę kaip upė. Dabar žinome kitaip. Dabar suprantame, kad tai, ką jaučiame kaip šilumą, niekada nebuvo kelionėje, tai gimė mumyse, mūsų atomuose, tą akimirką, kai šviesa, keliavusi per absoliutų šaltį, susidūrė su mūsų oda ir pasakė mūsų molekulėms, šokite. Ir jos šoko. Ir mes tai pavadinome šiluma. Bet ar tai buvo saulės dovana, ar mūsų pačių kūrimas? Ar energija ateina iš išorės, ar ji tik pažadina tai, kas jau buvo mumyse, gebėjimą vibruoti, gebėjimą transformuotis, gebėjimą būti gyvam? Galbūt klausimas pats yra klaidingas. Galbūt nėra išorės ir vidaus, kai kalbame apie energiją. Galbūt viskas yra vienas procesas, nenutrūkstamas srautas, kuris jungia saulės branduolį su jūsų širdies dūžiu, kuris jungia didįjį sprogimą su šiuo momentu, kuriame jūs skaitote šiuos žodžius. Kiekvienas kartas, kai jūs įkvepiate, jūs įtraukėte atomus, kurie kadaise buvo žvaigždėse. Kiekvienas kartas, kai jūsų širdis plaka, ji plaka energija, kuri prasidėjo kaip šviesa prieš 8 minutes saulėje. Jūs nesate atskirtas nuo visatos, jūs esate visatos būdas patirti save, būdas transformuoti šaltį į šilumą, tamsą į šviesą, netvarką į sąmonę. Bet jei taip, tai kas yra ta riba, kurią jaučiame? Kas yra ta oda, kuri atskiria mane nuo ne manęs? Kas yra ta temperatūra, kuri sako, čia šilta, ten šalta? Fizika mums sako, kad tai tik skirtumas, gradientas, srautas, judėjimas iš vienos būsenos į kitą. Bet filosofija klausia giliau, ar šis skirtumas yra realus, ar tik mūsų suvokimo būdas? Ar temperatūra egzistuoja objektyvioje realybėje, ar tik mūsų sąmonėje, kuri interpretuoja atomų virpėjimą kaip pojūtį? Kosmosas neatsako į šiuos klausimus. Jis tyli savo -270 laipsnių tyla, kuri nėra šalta, nes šaltis reikalauja stebėtojo, reikalauja kažko, kas galėtų pajusti kontrastą. Tuštumą nejaučia. Ji tiesiog yra. Ir galbūt būtent šioje abejingoje tyloje slypi giliausias mokymas, kad realybė neturi temperatūros, kol mes jos neišmatuojame. Kad visata neturi prasmės, kol mes jos nesuteikiame.
kad šiluma ir šaltis, gyvenimas ir mirtis, tvarka ir chaosas, visi šie kontrastai egzistuoja tik todėl, kad mes esame čia, stebėtojai ir dalyviai, atomų sankaupa, kuri įgijo gebėjimą stebėti savo pačios egzistenciją. Kiekvienas vakaras, kai žiūrite į langą ir matote savo atspindį tamsoje, jūs matote šį paradoksą, šviesą atspindėtą nuo stiklo, kuris atskiria jūsų šiltus namus nuo šaltos nakties. Bet kas yra tikresnis, šiluma viduje ar šaltis išorėje? Atsakymas – abu ir nei vienas. Nes temperatūra nėra savybė pasaulio, ji yra santykis tarp pasaulio ir jūsų, tarp atomų judėjimo ir jūsų gebėjimo jį pajusti. Štai kodėl šis pasakojimas apie kosmoso šaltį ir saulės šilumą nėra tik fizikos pamoka. Tai yra pasakojimas apie tai, kaip mes žinome, ką žinome. Apie tai, kaip mūsų pojūčiai kuria realybę, kuri yra tik dalinė tiesa. Apie tai, kaip mokslas atskleidžia gilesnius sluoksnius, bet kiekvienas atsakymas gimdo naujus klausimus. Kodėl energija išsisaugo? Kodėl entropija auga? Kodėl absoliutus nulis yra nepasiekiamas? Kodėl visata turi šias taisykles, o ne kitas? Kodėl yra kažkas, o ne niekas? Mes nežinome. Ir galbūt niekada nesužinosime. Bet pats klausimo uždavimas yra aktas, kuris atskiria mus nuo akmenų, kurie plaukioja kosmose, nuo žvaigždžių, kurios dega nesuvokdamos savo degimo, nuo tuštybės, kuri neturi sąmonės apie savo tuštumą. Mes esame visatos dalis, kuri klausia apie visatą. Mes esame atomai, kurie stebi atomus. Mes esame šiluma, kuri apmąsto šilumą. Ar tai reiškia, kad mes esame ypatingi? Ar tai reiškia, kad visata buvo sukurta mums? Ar tai reiškia, kad yra tikslas, planas, prasmė? Fizika neatsako į šios klausimus, ji tik aprašo, kaip dalykai veikia, ne kodėl jie veikia. Bet aprašymas pats savaime yra stebuklas. Kad mes galime suprasti, kodėl kosmosas yra šaltas. Kad mes galime apskaičiuoti, kiek energijos Saulė išspinduliuoja. Kad mes galime numatyti, kokia bus temperatūra asteroido, kurio niekada nesame matę. Kad matematika, kuri egzistuoja mūsų galvose, atitinka procesus, kurie vyksta milijonų kilometrų atstumu. Kaip tai įmanoma? Kaip gali būti, kad visata yra suprantama? Galbūt todėl, kad mes esame jos dalis. Galbūt todėl, kad tos pačios taisyklės, kurios valdo atomų virpėjimą kosmose, valdo atomų virpėjimą mūsų smegenyse. Galbūt todėl, kad nėra skirtumo tarp stebėtojo ir stebimojo, tik skirtingi tos pačios realybės aspektai, skirtingi tos pačios energijos transformacijos būdai. Kiekviena mintis jūsų galvoje yra elektrocheminė reakcija, atomų judėjimas, energijos srautas. Kiekviena emocija yra temperatūros pokytis, širdies ritmo pagreitėjimas, hormonų išsiskyrimas. Jūs nesate atskirtas nuo fizikos, jūs esate fizika, tampanti sąmoninga. Ir jei taip, tai kas nutiks, kai šis procesas baigsis? Kai jūsų atomai nustos vibruoti taip koordinuotai, kai jūsų kūno temperatūra sulygės su aplinkos temperatūra, kai entropija pagaliau laimės? Ar jūs išnyksite, ar tik transformuositės? Ar mirtis yra pabaiga, ar tik kitas energijos būsenos pokytis? Fizika sako, kad energija išsisaugo, ji negali būti sunaikinta, tik transformuota. Bet ar tai reiškia, kad kažkas iš jūsų išlieka? Ar tik atomai, kurie kadaise buvo jūs, taps kažkuo kitu, žemė, augalu, kitu žmogumi, galbūt net žvaigžde, jei lauksite pakankamai ilgai? Šie klausimai neturi atsakymų. Arba, tiksliau, jie turi per daug atsakymų, kiekviena kultūra, kiekviena religija, kiekviena filosofija siūlo savo versiją. Bet fizika lieka tyli. Ji tik sako, energija transformuojasi. Atomai juda. Entropija auga. Visata plečiasi. Ir kažkur šiame begalinėme procese, laikinai, trapiai, stebuklingai, atsiranda salelės, kuriuose entropija mažėja, planetos, gyvybė, sąmonė, jūs. Kiekvienas rytas, kai pabundate ir jaučiate saulės šviesą pro langą, jūs patiriate šį stebuklą iš naujo, šviesos, kuri keliavo per šaltį, transformaciją į šilumą, kuri žadina jūs gyvenimui. Ir galbūt būtent tai yra giliausias šio pasakojimo mokymas, kad gyvenimas nėra būsena, o procesas. Kad mes egzistuojame ne nepaisant visatos dėsnių, bet dėl jų.
Kad šaltis ir šiluma, tvarka ir chaosas, šviesa ir tamsa, visi šie kontrastai nėra priešai, o partneriai, be kurių nebūtų nieko. Saulė tebespinduliuoja savo 386 milijardų megavatų energijos kiekvieną sekundę. Kosmosas tebepriima šią energiją savo -270 laipsnių abejingumu. Žemė tebetransformuoja šią energiją į gyvenimą, į sąmonę, į jūs. Ir jūs tebeklausėte, kodėl? Kaip? Kas toliau? Ir šie klausimai, šis begalinis smalsumas, šis noras suprasti yra pats gražiausias paradoksas, kad atomai, kurie neturi tikslo, sukūrė būtybę, kuri ieško prasmės. Kad energija, kuri tik transformuojasi, sukūrė sąmonę, kuri klausia kodėl. Kad visata, kuri neturi atsakymų, sukūrė mus, klausėjus, stebėtojus, svajotojus, kurie niekada nenustoja stebėtis. Ir galbūt būtent šioje nuostaboje, šiame amžinoje klausime, šioje niekada nesibaigiančioje kelionėje nuo nežinojimo prie žinojimo ir vėl atgal prie gilesnio nežinojimo, galbūt būtent čia slypi atsakymas, kurio ieškome. Ne kaip faktas, ne kaip formulė, bet kaip patirtis. Patirtis būti gyvam. Patirtis jaustis šiltam šaltoje visatoje. Patirtis žinoti, kad nežinai ir vis tiek tęsti paiešką. Šiluma nėra dalykas, ji yra procesas. Ir mes esame šio proceso dalis, šio begalinio srauto banga, šios kosminio šokio akimirka. Kiekvienas kartas, kai jūs jaučiate šilumą, prisiminkite, ji gimė jumyse, iš šviesos, kuri keliavo per šaltį, kad taptų jumis. Ir kai ateis laikas, kai jūsų atomai nustos šokti šį konkretų šokį, jie taps kažkuo kitu, bet energija, kuri buvo jūs, niekur nedings. Ji tik transformuosis. Kaip visada. Kaip visada buvo. Kaip visada bus. Ir kosmosas tebėra šaltas. Ir saulė tebespinduliuoja. Ir mes tebegyvename, tarp šių dviejų begalybių, tarp šilumos ir šalčio, tarp žinojimo ir paslapties, tarp klausimo ir tylos, kuri seka po klausimo. Ir galbūt būtent ši tyla, ši erdvė tarp žodžių, ši tuštuma tarp minčių yra tikroji šio pasakojimo širdis. Ne atsakymas, bet kvietimas. Ne pabaiga, bet pradžia. Neužbaigtas supratimas, bet atvira galimybė, galimybė stebėtis, galimybė klausti, galimybė būti dalimi kažko didesnio nei mes patys, kažko, kas neturi temperatūros, bet turi grožį, kažko, kas neturi prasmės, bet turi stebuklą. Ir šis stebuklas vyksta dabar. Kiekviename jūsų įkvėpime. Kiekviename širdies dūžyje. Kiekviename atomų virpėjime, kuris leidžia jums skaityti šios žodžius, galvoti šias mintis, jaustis gyvam. Jūs esate šiluma, gimusi iš šalčio. Jūs esate šviesa, gimusi iš tamsos. Jūs esate klausimas, gimęs iš tylos. Ir kol jūs klausėte, kol jūs stebėtės, kol jūs jaučiate, visata nėra šalta. Ji yra gyva. Jumyse.